Sveiki, aš esu Neringa ir šiame kanale daugiausiai kalbu apie Etsy, bet ne tik. Taip pat apie kūrybinį verslą, apie įvairias idėjas, kaip padaryti, kaip įgyvendinti ir panašiai, apie print on demand, daug įvairių temų, bet viskas susijęs su kažko darymu ir pardavimu online. Tai šiandieną noriu pasikalbėti tokią temą, kuri yra, tokia labiau filosofinė ir man pačiai, bet labai dažnai šitos temos kyla bendraujant su kažkuo asmeniškai. Tai kaip čia visko tiek daug daryti ir padaryti ir dažnai labai, kai mane kažkas stebi online, pavyzdžiui, Instagram'e, čia YouTube'e, ten storius ar kažkokie postai, grupiai ten ir kažką suorganizuoja ir kaip čia Neringa tu visko tiek daug spėji padarai, tai kiek tu valandų dirbi. Ir iš tikrųjų iš šono taip gali atrodyti, nes mes dažnai turim tą savo realybę ir tada aš taip galvoju, turiu savo realybę ir prie jos bandau prilipinti kažkieno kito realybę, įterpti į savo, ir galvoju, tai kaip čia taip įmanoma, kad tai neįmanoma tiek daug padaryti, nes, eliminuokim tada, galvojant savo realybę viską ir tada paimkim tą, ką tik tas žmogus daro. Tai šiaip galvojant, apie mane prisipažinsiu, kad pas mane tokios dvi pusės yra. Viena, kuri tikrai atrodo, kad tikrai labai daug darau ir labai daug padarau ir aš, manau, kad taip. Bet kita pusė, kuri priekaištauja kartu man, kad aš neefektyviai išnaudoju savo laiką, kad aš atidėlioju daug svarbių dalykų, nepadarau, darau visokių ten nesąmonių ir panašiai. Aš turiu tą atidėliojimo geną, ADHD vadinamas sindromas. Apie jį jau buvau kažkada anksčiau kalbėjausi, aš turiu diagnozuotą šį sindromą, ne liga, čia ne kokia, aš labiau sakyčiau supergalia, bet reikia su tuo išmokti gyventi. Tai bet aš dar mokosi, būdama 40, mokausi gyventi, diegdama kažkokius įpročius, tai pas mane to netidėliojimo, neefektyvumo, nedarimo, nenoro daryti yra labai labai daug. Bet tai yra mano užduotis, tai aš turiu savo tam tikrų principų, būdų, kaip su tuo kovoti ir šiame video dar keletą ir papasakosiu, bet esmė yra tas, kad, taip, darymas, aišku, dar yra skirtumas tarp darymo daug ir padarymo daug, pripažinkim, ar ne, vieni būna daro labai daug, bet nelabai kažką padaro. Čia kalba eina tai, kad galbūt, kada žmonės taip išsireiškia, jie apie kitą žmogų, sakykime, aš pajaučiu, kaip man tą pasako, bet ne tik aš vienintelė, daug tokių žmonių yra. Ir aš pati matau tokius žmonės, kurie mano akimis atrodo, kaip jie tiek daug visko spėja, kaip ten daug padaro. Tai aš manau, kai žmogus paleidžia šitą mintį į kažkieno kryptį, tai yra ne apie tą žmogų, kuriam tai sakoma, tai yra apie tą žmogų, kuris tai sako. Ir tikėtina, kad jis turi savo priekaištų dėl to, ar ne, kad jis jaučiasi galbūt kaltas prieš save, gal prieš šeimą, prieš kitus, ar kad jis galbūt tiek daug nepadaro, kiek tas kitas žmogus, nors jis norėtų. Ir čia, manau, eina kalba apie tam tikrus tikslus, karjeros prasme, darbų, verslo, kad jeigu aš darau, įrašinėjau įvairiausius video, ten vedu mokymus, žiūrėkit, jau čia naują kursą paleidau, vasaros stovyklas organizuoju, rankdarbių pusdienius ir kaip čia visko tik daug daro, ar ne? O tas žmogus, galbūt tai sakydamas, jisai, daro mažiau ir jis galbūt norėtų daryti daugiau. Tai čia yra keletas momentų. Aš galvoju, visų pirma, ar reikia tam žmogui lyginti su kitu žmogumi, ar reikia jiem tiek daug daryti, ar iš tikrųjų jo tikslai, poreikiai yra tokie kaip mano. Aš turiu savo tikslus, savo poreikius, bet ar to žmogaus tikslai poreikiai yra tokie, galbūt didesni, galbūt tiesiog tokie, tai koks tikslas apskritai, tą išreikšti ir lygintis. Ir kitas dalykas yra, jeigu jau tokia mintis išeina, pasileidžia, tai tai kokiu veiksmu tu imies, ką tu darai, ar tu tiesiog paleidi tą mintį, kad nusimti nuo savęs tą tokį, naštą kažką, kad aš jau pasakiau, lyg ir kaip tu čia tiek daug spėjai, o aš jau nieko nedarau dėl to ir nedarysiu, ar visgi aš norėčiau kažkuo tai paimti pavyzdį, neprisilyginti, nepasivyti, bet paimti pavyzdį ir kažką išmokti galbūt iš to žmogaus. Nes kai aš pasakau realybę, kaip pas mane yra ir realiai kainą slypinčią už to, dažnam atšoka, kaip sako, fantazija.
irgi taip gyventi. Aš kažkada atsimenu, vienoje knygos skaičiau apie, berods ten, galbūt kaip vienuolis pardavė savo Ferrari, gal ta knyga buvo, čia iš tų mano pirmųjų tokių sąmoningumo įdomybių, gal kitoj, kad kai pasakė, sako, aš noriu būti toks ramus, noriu tik medituoti, gyventi taip kaip tu, ir sako, okei, tai kasdieną kelsiesi 4 ryto ir 4 valandas medituosi, ai tai ne, gal tik to, ne. Tai kai aš pasakau savo realybę, kad na, mes namuose gyvenam be televizoriaus, aš grįžus namo, aš neturiu darbo valandų, aš galiu dirbti iki vėlyvo vakaro, galiu dirbti savaitgalį, jeigu reikia, aš kartais vedu mokymus vėlai vakare, aš grįžus namo, ten dar telefoną, kompiuterį kažką darau, na, aišku, dėkinga mano šeima, kad jie tą supranta ir visi pas mus tokie namuose idėjiniai yra ir vyras mano irgi dirba, neskaičiuojant savo laiko, nes dirba savo, tai nėra pas mane, kad 5 valandą užvėriau ofiso duris ir aš jau ten darau kažkokius kitus dalykus. Pas mane, na, tas veikla, darbas, gyvenimas, verslas, viskas man susipynė viename ir aš dėl to ir labai džiaugiuosi, nes aš dirbu darbą, kurį beprotiškai myliu, dievinu, kurį pati susikūrė ir aš kitaip neįsivaizduoju savo gyvenimo šiuo metu, neįsivaizduoju jokio darbo kažkokiam ofise. Kita vertus, aš negaliu pabėgti nuo savo darbo, nes visada mintimis aš su juo. Tai grįžtant prie to padarimo daug, tai čia yra vienas dalykas. Tai taip, tai žiūrint į tai, kiek suorganizuoja mokymų vairių, aš tikrai labai tuo džiaugiuosi ir rezultatą tame turiu, mano verslas auga, visa veikla auga ir netgi, na, galvoju apie naujus žingsnius, tai kad pavyzdžiui dabar jau privalau registruotis PVM mokėtoją, ne ta netikra PVM mokėtoja, bet tikra PVM mokėtoja, nes net nebeturiu jau kaip išvengti ir ko atidėlioti ir nėra ko. Aš pasikalbėjau su buhaltere ir, na, jinai taip mane truputį dar ir paprotino, sako, ta PVM, ta riba, jinai labai iš esmės stabdo. Ir kiek pas ją praktikoje yra verslininkų, turi nemažai įmonių, su kuriamis dirba ten gal virš 100 ar daugiau, tai visi, kas kada registravosi PVM mokėtojais, tai jų, na, šoktelėjo visi rezultatai dideliais žingsniais į priekį, nes tiesiog, na, žmogus neberiboja savęs, ar ne? Tai va, tai čia toks trumpas nuokrypis yra, tai viskas auga, vadinasi, nu, kažkaip ir tai, kad aš neturiu galbūt tų įpročių, ką kiti turi atsisėsti ir daryti darbą, ramiai, susikoncentravę, man netrukdo pasiekti rezultatų. Arba aš tiesiog žinau jau, kaip save kontroliuoti ir įsprausti į tuos rėmus. Tai vat, pavyzdžiui, ką aš darau, tai ryte, kai aš žinau, kad mano yra, sakykime, kompiuteriniai darbo diena, nes aš turiu kompiuterinės darbo dienas ir siūlų mezginių nėrinių dienas. Tai kai yra kompiuteriniai darbo diena, tai aš darau visokius dalykus elektroninės svetainės, ten sąskaitos, kursų įrašymai, video, tvarkymai, nu tiesiog prie kompiuterio darbas. Tai ką aš darau, aš tada labai aiškiai pasirašau savo dienos planą, paminučiai, realiai, kas minutę susidėlio, netgi kada eisiu į tualetą, kada eisiu užsikaisti kavos, kada pratimus padarysiu, nes aš tada vidury darbo dienos dar 10 minučių padarau pratimus, kada 5 minutės pamedituosiu, ar ne, tos pertraukėlės susidėlioju, man jos būtinai reikalingos ir aš tą visą susidėliojus, aš tada į telefoną naudoju žadintuvą, aš reminderiam, žinau, kad yra kitokių dalykų, bet naudoju žadintuvą, aš į telefoną susižymiu, kad man būtų signalai, pranešimai, kada ten tie jo tarpai yra. Žinoma, nepavyksta visiškai, taip jau labai tiksliai ten visko laikytis minutę į minutę, bet aš turėdama šitą planą ir stengdamasi kuo tiksliau jį daryti dienos eigoje, aš žymiai daugiau padarau, net gal 10 kartų, nes jeigu neturiu tokio plano, aš tiesiog tą, aną, 5, 6 kažką padarysiu, ne tą, kas būtina, ne tą, ką reikia ir jau tada, kai jau reikės ten namo eiti, jau žinau, kad sutarus, kad su vyru, kad grįšiu namo tą ar tą valandą, liks ten valanda ar pusvalandis ir aš griebsiu daryti. Nu ir tada per tą trumpą laiką aš padarysiu daug, bet tikrai ne tiek daug, kiek aš turėdama tą dienos planą. Tai šitas man labai veikia ir žinoma pertraukėlės, tai aš ką pastebėjau, 2 dalykai, kada aš dirbu ilgą laiką susikoncentravus, sakykime 2-3 valandas be pertraukos, taip aš daug padarau, bet jeigu tada aš padarau pertrauką, man iš tos pertraukos grįžti į darbą labai sunku, į užduotį kažkokį. Žinau, kad yra, na, pratimai tokie, kad palikti neužbaigtą užduotį ir eiti į pertrauką, kad, na, kai jeigu užbaigiam užduotį kažkokią ir einam į pertrauką, tai tada grįžę iš pertraukos mes turim kaip ir prie naujos užduoties, prie naujo darbelio sėsti, ar ne? Tai tada, na, toksai įsivažiavimas sunkesnis, bet jeigu mes palikam neužbaigtą užduotį, tada einam į pertrauką ir iš pertraukos grįžę, jau mes tiksliai žinom, kad grįžtam užbaigti tą kažkokį, na, darbelį, užduotį ten rašyti ar kažką daryti, tada yra žymiai lengviau ir tada mes galim užbaigti ir tada jau įsivažiuojam, įsigazuojam, čia tas dopaminas užsikuria ir galim toliau dirbti kitus darbus. Man šitas neveikia, aš vis tiek tą pertrauką man jeigu yra ir jeigu aš ilgai dirbu ir turiu pertrauką, aš tada jau galima sakyti tą dieną nebedirbsiu.
arba, nu, kažką, arba labai turėsiu prisiversti. Tai trumpos darbo, tie trumpi blokai ir trumpos pertraukos man veikia geriau. Pusę valandos aš kažką darau, 5 minutės pertrauka. Kem 5 minutės kažką darau, 10 minučių pertrauka. Va tokiom pertraukom aš taip visą dieną labai gražiai praeinu ir labai daug pasidarau. O kai turiu tas nekompiuterinės darbo dienas, tai tada jau leidžiu savo daryti, ką noriu, nebent turiu užsakymus, kuriuos turiu išsiųsti, tai tada pirmiausia aš pasidarau užsakymus, Etsio, ten gal Vintedo koks įkritęs mano svetainės siūlų užsakymai, tai aš pirmiausia atlieku šitus užsakymus ir tada jau leidžiu savo daryti, ką noriu. Tai va tokie mano tipsiukai, kurie man geriausiai veikia, galbūt ir jums tai veiks. O dabar apskritai, vat, pavyzdžiui, nesusimaišyti visame tame, kiek visko daug, tai aš dabar, anksčiau naudodavau telefonę Notesus, į Notesus susirašęs būdavo tokiais burbuliukais, artimiausius darbus, po to aš tokį planavimą pajamų turiu, bet, tas tiesiog jau man per daug ir per platu ir pas mane, kada yra kelios sritys, sakykime, mano Etsy parduotuvės, mano kursai mokymai čia Etsy Lietuvoje, dabar rankdarbių pusdieniai, susitikimai ir siūlai, tai, skirtingos tokios, tai ir Kurk Park dar festivalis, kurį dabar darbų dar neįsibėgėjau, bet jau labai greitų metų pradėsim. Atskiri tokie projektai, kad nesusimaišyti, tai aš dabar viską perskeliu į Notions ir ten susigrupavau jau atskirom tokom sekcijom, burbuliukais, darbus ir kasdieną einu, pasižiūriu. Ko dar neturiu, tai neturiu tokio planavimo į priekį, kaip po kalendoriaus timeline'o, bet mastau, bet vis neprieinu. Aš vis dar naudoju popierinę užrašinę ir jau ją visą fiksuojuosi, visą tą dienotvarkę į priekį, man kažkaip nežinau, gal perėsiu, gal ne, nežinau, bet man ta popierinė yra dievas, aš labai mėgstu rašyti ranka. Vienintelis dalykas, tikriausiai kartą berašau ranka, tai tą užrašinę, nežinau, man tokia kaip relikvija turėti su savimi, tai aš tą ir tebedarau. Tai va. O dabar kiti dalykai, kaip padaryti daug, darant mažai, tai visgi tas ne kiti, čia gal tie patys daugiau, kad turėti tą koncentraciją, į ką noriu šiuo metu padaryti daugiau, nes kai žiūrim kitą žmogų, kiek jis visko daug daro ir aš norėčiau, tai, neišeis, nesigaus, ar ne, iš karto visko tiek daug padaryti ir viską, nes mesgi kiekvienas turim savo rutiną, tam tikrą savo užduotis rutiną ir ją visiškai pakeisti ir labai sunku. Tai viena knyga, kurią galiu rekomenduoti, yra Atominiai įpročiai. Iš jos aš pasiėmiau vieną labai svarbų dalyką savo. Kažkaip labai gerai skaitėsi man gal pusę, o po to kita pusės labai sunkiai ir lėtai, bet aš visgi gavau tą vieną dalyką iš tos knygos ir galiu jį perduoti, jeigu tinkit skaityti, kad mes šiaip neįsidėsime kažkokio naujo įpročio ar į save, sakykime, daryti kažkaip tai, kažką daryti. Mes galime tik pakeisti įprotį, nes mūsų visos 24 valandos jau yra įpročiai. Tai yra ištisi įpročiai. Mes tiesiog nejaučiame, kaip kažką darome, nes tai yra mūsų įprotis taip daryti, taip išeiti, taip užrakinti duris, taip nulipti laiptais. Tai mes galime nebent tą įprotį pakeisti kitų įpročių savo norim. Sakykime, savo nenaudingą įprotį pakeisti naudingų įpročių. Tai jeigu jūs norit kažką daryti taip arba daugiau padaryti, jūs turite pagalvoti, kurioje vietoje dienoje jūs galite pakeisti savo kažkokį įprotį ir jį dėti kitą įprotį, kurio dėka jūs padarysite daugiau. Sakykime, jeigu jūs miega 10 valandų, tikrai galima miegoti 9 valandas, ar ne? Tai tą valandą reikėtų pakeisti, atsikelti anksčiau ir padaryti tam tikrą darbą. Arba nueiti miegoti vėliau, ar ne? Ir padaryti tam tikrą darbą, kurio dėka jūs padarysite daugiau. Kitas dalykas, galbūt ten žiūrite televizorių, žinias ar dar kažką, galbūt galima nuimti to žiūrėjimo laiko. Galbūt kiekvieną dieną labai daug tvarkotės, o tai taip, tvarkas fainas, smagu, bet galbūt galima truputį numažinti to tvarkymosi laiko ir įdėti kažkokį darbą, kurio dėka jūs pasieksite kitų savo tikslų. Viskas turi kainą, ar ne? Nes, jeigu aš daug padarau, tai jūsų akimis aš kažko kito nepadarau daug arba iš vis nepadarau. Suprantat? Reikia tada padaryti tą savo dienos nuotrauką, susižiūrėti labai save taip iš šono, kur ką darau ir kurio vietoj aš pasiryžęs pakeisti tą pusvalandį į kitokį pusvalandį. Vienintelis būdas, kaip padaryti daugiau, darant mažiau, darysite kažko kito mažiau. Šiaip tai nėra tikrai iliuzijų stebuklų šito vietoj ir aš visiškai netikiu tuo, kad mes galime ten dirbti valandą ir uždirbti milijonus, bent jau iki tos stadijos, kada mums nepradeda dirbti kiti žmonės ar kažkokie automatizuotos sistemos ir panašiai, mes turėsime dirbti labai daug. Ir tai, kad, dirbu samdomą darbą, bet čia pradėsiu versliuką ir dabar jau greitai mesiu, irgi yra mano akimis tam tikra iliuzija. Tikrai
įmanoma, žinau tokių žmonių, bet reikia suprasti realybę, ar ne, kad jeigu dirbat samdomą darbą ir šalia dar kažką pradėsite daryti, pavyzdžiui, Etsy, tai jūs darysite kaip viršvalandžius. Nebent darysite darbo metu, bet nelabai gal gausis, ar ne, jūs darysite viršvalandžius, kas jau reiškia, jeigu jūs jau pavargę, jūs dar darote papildomai, tai nebus taip labai skanu, bet tam tikrą laiko tarpą, jeigu turite tikslą ir susistatę labai viską gražiai, jūs tikrai galite, pereiti tą laikotarpį, turėti jį pereinamai ir tada daryti sprendimus. Man geriausiai veikia nukirsti ir daryti kažką naujo. Aš taip esu ne kartą daręs gyvenime, bet žinau, kad psichologai nerekomenduoja to. Tikrai ne viskas veikia visiems vienodai, bet iš esmės daryti šalia kažką, čia kalbam apie tos side hustles, papildomas veiklas, turėsite atrasti tam laiko, jėgų, kantrybės, nes ne viskas bus taip greitai, kaip norite, bus ir nuovargio, visko bus, bet, tiesiog reikia savo dienoje tą laiką surasti. Čia vienintelis būdas. O toliau, kalbant apie jau, jeigu konkrečiau apie veiklą Etsy, elektroninę kažkokią parduotuvę, aš taikau tą metodą, kad per kažkokį tai galima, du dalykai, galima reguliariai, o galima vienu kartu labai daug. Tai tas vienu kartu labai daug man veikia geriau. Čia ne apie tai, kad aš sakau Etsy būti reguliariai, čia turint omeny, kad aš kompiuteryje pasidarau savo darbo vienu metu labai daug, o po to Etsy listingus dėlioju po truputį reguliariai. Šitas principas irgi veikia, nes mes tada padarom, o tada galim, jeigu turim ūpo, darom kasdieną, jeigu neturim ūpo, mes paleidžiam kažką, ką esame jau pasiruošę, pasidarę iš anksto. Aš turiu idėją, vasarą aš planuoju daryti 3 stovyklas gyvai, dienines, tai yra ne visai savaitę išvykstam, bet tiesiog susitinkam kiekvieną darbo dieną, vieną savaitę, 3 atskiros stovyklos. Tai aš papasakosiu apie visas 3, galbūt norėsit prie kažkurios prisijungti. Tai yra 5 darbo dienos Marijampolėje, tai vadinasi, reikia atvažiuoti į Marijampolę, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, arba likti čia kažkur nakvoti, ar susirasti nakvynę. Ką mes darom? Tai viena stovykla yra tiems, kurie dar neturi Etsy, visiškai Etsy naujokai, tai mes susitinkam pirmadienį, pradedame dirbti ir iki penktadienio pabaigos mes turime parduotuvę su visais nustatymais, sutvarkyta, su listingais, su planu į priekį, viską paruošta. Čia kaip panašiai buvo mano kursuok mokymo online, tai čia gyvai 5 dienos ir dar daugiau. Nedidelė grupė žmonių, iki 10 maksimum, mes viską pasidarom. Kita stovykla tiems, kurie jau turi Etsy ir nori pajudinti, tai yra tam maksimum koncentruotai pasidaryti daug darbo per savaitę laiko į priekį. Tai reiškia, kad mes pasitvarkom, kas negerai, pasidarom krūvą listingų, prisifotografuojam, susitvarkom viską, pasidarom draftų į priekį, planą ir ta savaitė tokia, užtaisas į priekį keliems mėnesiams. Ir trečia stovykla tiems, kurie turi Etsy arba neturi Etsy ir nenori jo turėti, bet nori turėti elektroninę svetainę ir joje pardavinėti savo produktus, gaminius, tai mes kursimės elektroninę svetainę kartu viską. Tai nebus mokymai, kad aš apmokinu ir jūs vieni darote namuose, mes viską darysim kartu. Susitvarkysim visus mokėjimo būdus, viską, plus elektroniniai laiškai, naujienlaiškai ir socialiniai tinklai. Tai arba Instagramas, arba TikTokas, užkursim, užvesim, Pinterestas taip pat, tai irgi per savaitę laiko. Mes susitinkam ir viską darom. Tai koncentruotos 5 dienos, kuo mažiau pertraukų, kuo mažiau plepalų, aišku, jų bus, be plepalų niekaip neapseinam, bet iš esmės, kad kuo daugiau pasidaryti darbą. Tai jeigu jūs domina šitos stovyklos, aš įdedu į prašymą nuorodą susidomėjimo anketą. Kai jūs ją užpildysite, aš su jumis susisieksiu, nes aš dėliosiu datas pagal tai, kaip dalyviai daugiausiai. Tai jeigu domina tokie susitikimai, tokios stovyklos, tai užpildykite anketą arba parašykit man tiesiogiai, galit per Instagramą, jeigu norit pasiklausti, dar kažką pasikalbėti. Taip pat būna, kad suorganizuojam individualiai pas mane ofise, mano studijoje darbo dieną kartu, dirbam 7 valandas jau individualiai su vienu žmogum. Tai yra įvairių tų variantų, bet o galbūt ir savarankiškai savo tiesiog susidėliosite pagal tą grafikėlį, kaip pasakojau, visi variantai tinka. Aš labai džiaugsiuosi, jeigu kada nors man parašysite, kad jums sekasi, kad turite rezultatus. Tai va, šiandieną tiek, prenumeruokit kanalą. Žinau, kad reikia tą pasakyti pradžioje, bet kažkaip vis nepasakau. Bus daugiau įvairių video tomis temomis, kur išvardinau. Etsy, print on demand, versliems kūrėjams, websaitai, visi šitie dalykai. Ir susimatysime jau labai greitai. Iki.